Sveiki, čia Jurgis iš Tavo Tikslas LT ir Donatas Brikas Saviugdos mokykla. Čia yra mano geriausias draugas, kuris nuvedė mane sėkmės link ir jis turi didžiausius ir geriausius įrankius, kurie gali tave pakeisti. Kaip žadėjau, parodysiu tau 5 knygas. Kiek knygų? 5 knygas, kurias tikrai pakeis tavo gyvenimą. Pirma, C. Harv Eker, turtingas ir vargšas du mąstymo tipai. Tai pakeis tavo finansinį požiūrį į pinigus, į turtą ir turtingus žmonės. Labai rekomenduoju. Antra, Robin Sharma, vienuolis, kuris pardavė Ferrari. Atrodo toks labai amerikietiškas pavadinimas, bet žinokit, tai yra pilnas ryšys tarp dūšios ir šiuolaikinio gyvenimo. Ar pritari? Pritariu. Nerealiai gera knyga, aš tikrai rekomenduoju perskaityti ne vieną kartą. Naujovė. Neseniai tik pasirodė. Įvaldyk pinigų žaidimą, Anthony Robbins. Aš skaičiau šitą knygą anglų kalba, tik pasirodė lietuvių kalba. Jeigu tu nori būti finansiškai sėkmingas, jeigu tu nori, kad tavo vaikai nebadautų ir pats tu galėtum būti, tikrai, ne ubagas, o turtingas žmogus, paimk šitą knygą, atrodo stora, bet čia yra visas sirupas, kur tu gali pasiimti iš geriausio pasaulio finansistų, praktikų ir pritaikyti savo gyvenimą. Jie yra prašyta kiekvienam žmogui, ne kažkokiam finansų guru, bankininkui. Toliau, Napoleon Hill, Mąstyk ir būk turtingas, Think and Grow Rich, čia yra Biblija, Saviugdos Biblija. Tai galima skaityti visą gyvenimą, kiekvieną dieną po labą, bet ką, tai yra auksas. Aš ne šiaip sakau. 52, ne, yra šiandien priežastis, kodėl. Čia yra ir bus, žodžiu, tai yra ne tik tai knyga, ten bus ir kaip toks dienoraštis ir iššūkis. 52 savaitės, kiekvieną savaitę turi padaryti kažkokį darbą. Napoleon Hill, tai yra, čia yra klasika. Ir paskutinė knyga, vėlgi, Anthony Robbins. Mes kalbėjom apie viską, apie pinigus, apie saviugdą, bet kas, iš ko viskas tas kyla, kur tai yra pagrindas, kur yra tos šaknis. Pažadink savyje milžiną. Tu žinai, kad tu gimei ne šiaip savo šitam pasaulyje. Tu turi begalinę ir nemirtingą sielą. Perskaityk šią knygą. Ji yra kaip užduočių knygutė. Čia reikės daug rašyti. Čia ne šiaip skaitysi. Čia bus skaitai, parašyk šitą. Skaitai, parašyk šitą. Supranti? Važiuok čia, važiuok į knygyną arba skambink Donatui Brikui, Saviugdos mokykla, užžiūrėk į tinklapį. Įsigyk šitas knygas. Per parodos metu, aš manau, tikrai bus geresnės kainos. Taip, parodos metu geresnės kainos. Kur po parodos galima surasti? Mus galima surasti saviugdosknygynas.lt ir saviugdosmokykla.lt. Mus galima surasti Lietuvoje, Londone, Ispanijoje, kur tik. Tai ką, sėkmės ir go! Original man, stuck man, pon your case, man.